Taigi greitai pasižiūrėsim Bitcoiną. Prieš pradedant noriu pasakyti, jeigu norit prisijungti prie techninės analizės mokymų, prie gauti mūsų tokius setupus, treidus, tai viską galite padaryti Telegrame, Oskaras Trading, ten rasite ir mūsų naujausius rezultatus ir kaip galite su mumis susisiekti. Jeigu jūs domina toks dalykas, būtinai pasiekit. O toliau, pažiūrėkime, ką mes turim. Tai turim Bitcoinų shortą, labai gražiai jis į apačią rieda, taip pat buvau pasidaręs setupą ir longui. Jis atrodo štai taip. Tai kol mes taip į apačią važiuojam ir breakout structure į viršų neturėjom, tai tradą įlysti ir nereikėjo, o breakout structure būtent ant entrio ir įvyko. Jeigu būtumėm įlipę į šitą tradą, tikrai būtumėm galėję dalį pozicijos uždaryti štai čia, prie šito high. Prasme, puikus take profitas būtų buvęs, tikriausiai būtumėm stop lossą perkelę į entry ir mus būtų išstopinę. Būtumėm dalį take profitą pasiėmę ir viskas šiaip. Gražus tradas, gražus setupas, bet tik kaip skalpas, ar ne? O shortas toliau printina. Galutinis targetas yra 104, 103, ar ne? Tai pasižiūrėsim, kodėl būtent. Nes mes turim paskutinį stiprų fair value gap, ar ne, šitoj vietoj. Manau, kad šitas bus galutinis mūsų bouncas. Tai pasižiūrėsim, ar anksčiau kažkur čia mes apsistosim ir į viršų šausim, bet kažkaip man atrodo, kad jeigu pilną extensioną gautumėm, tai 104, 103. Tai toks mano targetas ir yra. Tai šitą zoną būtinai akilai stebėkit. Taip pat ir longui, o daugiau kaip ir viskas. Toks ramus savaitgalio ar ne mūdas ir tiesiog rami savaitgalio apžvalga. Tai va, dar kartelį, jeigu norit prisijungti, Telegramas Oskaras Trading, ten rasit daugiau info. Jeigu susidomėsit, parašykit privačiai, o iki tol gražaus savaitgalio.